Labas rytas. Ir vėl šeštadienis, kurį jūs pasitinkate su laida Universitetai LT. Šiandien visame pasaulyje minima sveikos mitybos diena, tad nepamirškit gavę progą skanų šokoladinį pyragaitį iškeisti į bananą ar obuolį. Nuo jums besimėgaujant mažiau skaniais vaisiais ir daržovėmis, siūlome pasižiūrėti akademinių ir studentiškų naujienų, kurias jums paruošėme per šią savaitę. Šiandien laidoje matysite akimirkas iš docento Rolando Rastausko knygos Vienišos vėliavos pristatymo, pokalbį apie saulėtąją Ispaniją bei aukštojo mokslo ypatumus šioje šalyje. Nuo laidą pradėsime kvietimu į Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalį. Lapkričio 14-16 dienomis Klaipėdoje jau trečiąjį kartą vyks 16-asis kasmetinis Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalis. Jo sumanytojai ir organizatoriai kviečia į koncertus ir žada staigmenų, kokių kolegų parengtame reportaže. Kasmet vykstančio Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio sumanytojai Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su Lietuvos chorų sąjunga kviečia jau į 16-ąjį festivalį. Šiemet jo koncertai apims vakarų Lietuvą. Čia skirtingose erdvėse vyks net 12 koncertų. Pirmą kartą profesionali chorinė muzika keliaus ne tik į bažnytinės erdves, bet ir į vaikų namus. Pats festivalis ir jo idėjas skiriamas yra studentų dienai, tarptautiniai studentų dienai. Ir tai yra ir proga atžymėti deramai šitą šventę ir yra proga akademiniam jaunimui parodyti, kas mes esame Lietuvai visai. Paprastai Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalyje atliekama daug solinių kūrinių ir vienas bendras. Iki šiol šiuo bendru visą festivalį vainikuojančių kūrinių buvo Vytauto Miškinio, Vaclovo Augustino ar Karlo Orfo kūriniai. Šiemet festivalio rengėjai nusprendė grįžti prie lietuvių kūrybos ir pasirinko Giedriaus Kuprevičiaus Pagonių giesmę, sukurtą 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. Pasirinkimas šito kūrinio lėmė keli faktoriai. Tai, kad lietuvių autorius. Antras faktorius, tai iš tikrųjų labai gerai sukurtas kūrinys, kuris kalba apie mūsų paveldą. Apie, šiaip iš pirmo žvilgsnio lyg ir neaktualias problemas. Čia nėra Ukrainos, čia nėra karo ir taip toliau, tačiau yra mūsų pamatinės vertybės. Pagonių giesmės tai yra mūsų praeitis ir dabarties santykis. Kūrinys, kuris kaip tiltas mūsų jungia su mūsų senąja kultūra ir dabartinė kultūra. Tai labai aktualus kūrinys. Ir neplakatinis kūrinys, kuris ne atvirai ten išrėžia kažkokias problemas, o tai gilus, prasmingas kūrinys, kuris kreipiasi į mūsų paveldą, į mūsų tai, kas mes esame. Tai, man atrodo, šitas labai aktualu, ypač dabartiniam fone. Suvokti savo tapatybę yra turbūt didesnis ginklas negu atominė bomba. Festivalyje kūrinį atliks jungtinis choras ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Jam diriguos Tomas Ambrozaitis, solistė Rasa Ulteravičiūtė. Atvažiuoja tokie žymus chorai, kuriuos tikrai Lietuvos bendruomenė puikiai žino, tai Vita, atvažiuoja Vilniaus universiteto choras Gaudeamus, atvažiuoja iš Kauno choras Jaunystė, chorai Neris, seniausias Lietuvos akademinių chorų choras, tai yra Aleksandro Stulginskio Žemės ūkio universiteto choras Daina. Žodžiu, mes turėsim gražią puokštę Lietuvos, praktiškai visų Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų. Baigiamasis Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio koncertas vyks lapkričio 16 dieną, 16 valandą Klaipėdos universiteto menų fakultete. Čia pasirodys per 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto būstinėje šio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė olimpinę žvaigždę apdovanojo Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto profesorė habilituota daktarė Eugenija Adaškevičienė už nuopelnus olimpizmui ir Lietuvos sportui bei aktyvų dalyvavimą projekte Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas. Garbingo jubiliejaus proga profesorę sveikino Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas, docentas daktaras Artūras Poviliūnas.
Šiaulių universitete pokyčiai. Čia vyko prorektorių rinkimai. Trumpai apie tai kolegų iš Šiaulių universiteto parengtame reportaže. Mokslas, tarptautiniai ryšiai, menas tai yra vienas iš pagrindinių aukštojo mokslo sudedamųjų dalių ir akivaizdu, kad čia laukia tikrai nemažai darbų ir aš tikiuosi bendruomenės sutelktumo įvairioms veikloms, ypač dalyvaujant įvairiose mokslo projektuose, programuose. Manau, kad universitetas ir iki šiol tikrai yra atlikęs labai daug ir didelių darbų, kalbant apie tą sritį, kuri paskirta man jau kuruoti. Na ir pagrindiniai darbai turbūt įvertinti pirmiausiai esamą situaciją, būtent atsižvelgti į tas silpnasias vietas, kurias reikia stiprinti universitete. Uostamiesčio filosofai buvo kviečiami į diskusiją seminarą Hermeneutika medijų pasaulyje. Pastarajame dalyvavo ir mūsų komanda. Hermeneutika filosofijos mokslo šaka, tirianti raštijos paminklus, aiškinanti juos vidiniu požiūriu ir nustatanti tikriausią taisyklingiausią teksto variantą. Taip pat tai ir idealistinės kultūros bei visuomenės tyrimo metodologija ar kita filosofinė kryptis, supratimą traktuojanti kaip esminę žmogaus ir jo socialinės būties ypatybę. Žvelgiant hermeneutiškai, visas mūsų supratimas yra medijuotas kalba, sako daktarė Rūta Bagdanavičiūtė, sukvietusi Uostamiesčio akademinę bendruomenę padiskutuoti apie hermeneutiką ir medijas. Hermeneutika, ypač postmodernioji, matanti ryšių su dekonstrukcija, tokia hermeneutika yra labai aktuali šiandien ir taip pat aktualios naujosios medijos. Ir aš bandysiu atskleisti hermeneutikos ryšį su tom naujosiom medijom ir kartu per tai pažvelgti naują žmogaus pasaulėvaizdį, tinklinį žmogaus pasaulėvaizdį ir tiesiog taip analizuoti plačiau. Seminaras sutraukė filosofijos ir literatūros krypčių dėstytojus bei studentus. Klaipėdos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėjos profesorės daktarės Dalios Marijos Stančienės nuomonė, tokie seminarai naudingi įvairiapusiškai. Mes daugiau susipažįstame vienas su kitu, savo problemose neužsidarome, galime bendrauti, diskutuoti, o studentam yra svarbu susipažinti, kaip mokslininkai diskutuoja, kaip veda diskusijas, kokie klausimai, kokios problemos iškyla, tai čia yra naudingi visiems tie seminarai. Seminaro organizatorių teigimu, tai ne paskutinis tokio tipo seminaras Klaipėdos universitete. Tikimasi, kad tokių seminarų bus daugiau ir diskutuojančiųjų skaičius tik augs. Labas rytas. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Klaipėdos universiteto dėstytojas Aleksas Kulvietis. Labas rytas. Labas rytas. Taigi, kiek žinau, į Lietuvą atvykote netgi iš Kolumbijos, tad kaip nutiko, kad atsidūrėte čia Lietuvoje, kur pakankamai šalta ir niūru? Ieva, ačiū už pakvietimą ir atsakydama jūsų pirmą klausimą, tai man atrodo, kad nuo tada, kaip gimiau, atrodo, kad žinočiau, kur gyvenčiau toliau. Tas sprendimas, man atrodo, buvo nuo pat vaikystės. Galvoju apie tą Lietuvą, galvoju apie senelis, iš kur iš tikrųjų mano senelis yra, arba iš kur jis atsirado, iš kur aš atsiradau, iš kur mano pavardės. Tai ir dėl to buvo toks sumanimas, buvo sugalvojimas nuo pat vaikystės surasti daug klausimų. Deja, neradau, kas galėtų atsakyti. Ir labai norėjau išvažiuoti greitai, kuo greičiau, kuo geriau. Bet tada buvo Tarybų sąjungas ir visą laiką, kaip ieškodavo žemėlapį, tai kur ta Lietuva, tai Lietuvos nėra. Aš nenoriu į Sovietų sąjungą, tai buvo daug idėjų, neigiamų idėjų apie Sovietų sąjungą, bet kai Lietuva gavo savo nepriklausomybę, tai buvo labai palankios situacijos. Tuo metu pradėjau mokytis ekonomiką
Ir mano mama sakė, Aleksai, kol tu nepaveiksi kokią nors mokslą arba ką nors, kokį nors dalyką, tai tu negalėsi įsvažiuoti. Tu turi būti profesionalas. Tada įsvažiuok kur nori. Tai yra mūsų pareigas. Sakau, gerai, pažadėjau mano mama, viskas, gavau diplomą, esu ekonomistas. Ir dabar tai mano šansų važiuoti ten, kur aš noriu. Gyventi savo svajonę. Taip ir pavyko 2002 metais, atvažiavau į Lietuvą ir tiesiog susipažinau su daug žmonių, bet pagrindinė žmogaus, kurį susipažinau, buvo mano teta Lina. Tai mano teta Lina buvo iš mano senelio pusės artimiausia giminė. Tai mano senelio dukra. Reiškia mano tėčio sesuo. Tai bendrauti dėja negalėjau, dėl to, kad lietuvių nemokėjau. Tai man teko tada, tas pirmas apsilankymas Lietuvoje buvo daugiausiai su lietuvių kalbos mokymu. Daugiausiai. Tiesiog norėjau mokytis lietuvių ir sakyčiau, per trumpą laiką išmokau. Dabar reklama, po kurios matysite pokalbio su Aleksu Eugenijumi Kulviečiu tęsinį ir reportažą iš docento Rolando Rastausko knygos pristatymą. Tik niekur nepabėkit. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Sveiki sugrįžę. Tęsame laidą. Vos prieš keletą akimirkų matėte pokalbį su Klaipėdos universitete ispanų kalbą dėstančiu Aleksu Eugenijumi Kulviečiu. Dabar taupome laiką ir tęsame pokalbį. O kaip jūsų gyvenime atsirado Klaipėdos universitetas? Tai man atrodo, kad susiję su pirmo atvažiavimo arba pirmo kelionė į Lietuvą. Tai buvo 2002 metais. Reikėjo išmokti lietuvių kalbą. Išmokau su didžiuliu padėkojimu, galima sakyti, universitetui. Dėl to, kad buvo prieš dabar 12 metų, kaip universitetą rengė lietuvių kalbos mokymus užsieniečiams. Tai ir buvo vasaros kursai ir aš buvau kaip tručių išbandymas. Tai laboratorinis triušis, kai čia galiu pasakyti. Tiesiog bandžiau. Teko bendrauti lietuviškai, teko gramatiškai kalbėti, teko su mokytojais aiškinti ir gilinti tokius dalykus, kaip veiksmažodžius, kaip netaisyklingus veiksmažodžius, kaip asmenuoti, kaip linksniuoti, o yra kaip tam tikrus sunkumus, kaip lyginam su ispanų. Ispanų kalboje, pavyzdžiui, nelinksniuojama kalba, nėra linksnių. Kas gali man aiškinti? Mokytojai bandė, nepavyksta. Su sutarimo irgi buvo vargo. Tai daug buvo problemų, iš tikrųjų. Man padėjo būti būtent kontekste, lietuviško kontekstą, taip. Reiškia, kasdieną žinoti, išgyventi paprastą gyvenimą, lietuvišką gyvenimą, daryti lietuviškus dalykus, valgyti lietuviškai ir to padėjo. Ir jau kurį laiką dėstote universitete ispanų kalbą. Ar didelis susidomėjimas studentų šią kalbą, ar daug jų ateina mokytis? Paskutiniu metu gal sumažėjo norinčių ir sumažėjo studentų, kurie susidomėjo mokytis ispanų kalbą. Dėl ko tai dažniausiai susijęs su Ispanijos situacija, su ekonomika. Būtent ar verta vis dėlto važiuoti į tą šalį, kurioje yra problema ekonominė arba finansinė. Tai nėra tenais darbo, yra daug problemų. Bet kažkaip mano studentai arba tie, kurie nori mokytis ispanų, labai siaurai mąsto ir žiūri. Todėl, kad ispanų, ne tik Ispanija, ispanų kalba, daug kas kalba ispaniškai. Su kuo galima bendrauti ispaniškai dabartiniu momentu, jūs galite važiuoti į Varšuvą arba galima važiuoti į Vokietiją netgi ir ten tikrai gali rasti žmogų, kurį kalba ispaniškai.
Tai tiesiog mes turim kitaip mąstyti, kitaip galvoti, motyvuoti tą arba tiesiog atsirasti kito norą. Daug kas sako, dėl to, kad yra, aš daug serialų mačiau, tai yra serialų kalba, gali būti ir taip. Bet ar verta išmokti tam, kad suprastume serialus, nemanyčiau. Taip, daug kas sako, ispanų yra labai graži kalba, bet neturėtų irgi būti kaip principas, neturėtų būti kaip pagrindinės priežastys, dėl ko mokytis ispanų. Taip, dėl to, kad graži kalba gali būti ir neužtenka. Turtinga kalba, graži kalba, labai daug su kuo bendrauti. Labai vertinga, jeigu mes išmoksim ispanų ir mokam anglų ir mokam rusų, tai tiesiog per kalbą galima pažinti pasaulį. Ir pats mokėtės lietuvių kalbos, dabar mokėte studentus ispanų. Tai galbūt turite kažkokių patarimų, kaip galima kuo greičiau ir geriau išmokti kalbos? Mano viena studentė verkė, sakė, Aleksai, bet aš nežinau, kodėl neina man suprasti tariamų nuosakas. Sakau, neina suprasti tariamų nuosakas. Ką daryti? Sakau, jūs neužtenka skaityti taisyklės, neužtenka išmokti lentelę. Reikia kalbėti. Jūs su manim tik tai dabar su manim kalbat, bet ar jūs pagalvojo, kad kiek kartų grįžot po paskaitos, paleido kokią nors netgi ir serialą arba filmą, arba skaitėt kokią nors knygą. Kalba viskas yra, visur yra. Ir serialuose, ir filmuose, ir laikraštyse. Tai vienu žodžiu, kalbą reikia pirmiausia kalbėti, reikia bendrauti. Labai kviečiu mokytis toliau ispanų. Gerai, ačiū. Gerai, ačiū už pakvietimą ir ačiū už pokalbį. Klaipėdos universiteto docentas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Rastauskas išleido rinktinių eilėraščių knygą Vienišos vėliavos. Sukaktuvinėme knygos pristatymo vakare lankėmės ir mes. Kokie liūdni jūsų eilėraščiai, te pasakė sidabriniu balseliu, jau nebe paaugliui, dar ne vyrui. Tai irgi beje poeto koordinatės, tarpsnyje tarp infantilumo ir brandos, kurį dažniausiai užpildo nenumaldomas gėdos jausmas. Gėdos būti poetu. Kiekvieno poeto užduotis vienišumą paversti vaisinga vienatve, tikina knygos Vienišos vėliavos autorius docentas Rolandas Rastauskas. Žinot, Rilkė savo laiškose jaunajam poetui klausia, užduodamas tokį, šiems laikams sunkiai turbūt suvokiamą ir šių laikų poetams sunkiai suvokiamą klausimą, ar mirtumėt, jeigu nerašytumėt. Tarsi laikydamas, kad štai poetas turi atsakyti šitą klausimą. Žinoma, kad ne, poetai nemiršta dėl to, kad negali rašyti. Poetai miršta, kaip ir visi žmonės, dėl labai panašių priežasčių, tik tai kiti anksčiau, o kiti vėliau. Bet mūsos iš tikrųjų lieka tos pačios, tik tai vienatvė Rilkei mes neturime, mes sakome vienatvė, ir vienišumas, sakykime, bet anglai turi tą loneliness ir, sakykime, solitude. Tai va, tas solitude Rilkei buvo labai tokia vaisinga vienatvė, o vienišumas jam buvo jau nelaimė. Kūryba menininkui suteikia nemirtingumą, sako rašytojas. Aš manau, kad kiekvienas poetas, kuris vienaip ar kitaip, kurio knygos ar kurio eilėraščiai išlieka ne tik ten mokyklos programuose, bet ir žmonių atmintyse, jis yra nemirtingas, be abejo. Be abejo, kad menas yra vienas. Yra toks amžinas bandymas siekti nemirtingumo. Gyvenimas trumpas, menas amžinas, taip. Netradiciškos struktūros poezijos rinktinė Vienišos vėliavos sudaryta lyg 4 veiksmų pjesė su prologu ir epilogu. Vienišos vėliavos čia šiandien aš bandysiu atskleisti tą metaforą. Tai, mano eilėraščiai yra
jie yra, sakykime, tokie vienetiniai atvejai. Rilkė labai mėgo tą daikto savoką, taip, kad gražiausi daiktai, daiktai yra gražesni už žmonės, bet kai kurios daiktus, sakykime, eilėraščius sukuria žmonės, poetai šiuo atveju, o gamtos daiktus sukuria gamta. Vadinasi, poeto eilėraštis konkuruoja, sakykime, su gamtos kūriniu, tarkim, su ta pačia rože. Taip. Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusiame naujosios Rora knygos pristatyme tvyrojo ypač jauki atmosfera. Gyva muzika, vaizdo instaliacijos ir paties poeto skaitomos eilės leido atsidurti arčiau rašytojo kūrybos, o patį knygos pristatymą pavertė mažu šiuolaikiniu spektakliu, kurį kiekvienas atėjęs galėjo išgyventi savaip. Viliuosi, jog jūs ir tai, ką jūs darote, nebus it vienišos vėliavos ir ras visame kame prasme. Na, o dabar, kaip bebūtų liūdna, laikas skirtas mūsų laidai baigėsi. Primenu, jog eteryje su tomis pačiomis naujienomis dar kartą susitinkame pirmadienį 9:25 per TV6, o interneto platybėse galite mus rasti adresu www.tv3play.lt ir mūsų YouTube paskyroje. Na, jei šito jums pasirodys negana, rašykit ir baksnokit mus Facebook'e. Iki kito šeštadienio.